Sveiki. Siunčiame pradines instrukcijas, kurios yra susijusios tik su produktų valdymu. Tai po prisijungimo jūs pasitiks toks pirminis turinio valdymo langas. Dabar koncentruojamės tik į produktus, tai keliaujame į produktai ir pasirinksime visi produktai. Atsidarius naujai skilčiai pasirinksime norimą redaguoti produktą, tai tiesiog iš sąrašo išsirenkame norimą ir paspausime redaguoti ant jo. Čia yra pirmoje eilutėje pavadinimas, antroje eilutėje yra nuoroda, produkto aprašymas tai yra tas pilnasis produkto aprašymas, kuris atsiveria paspaudus produkto aprašymą. Prie produkto duomenų mes vedame visą produkto informaciją, kas susijusi su labiau techniniais dalykais. Tai reguliari kaina nustatome, kokia kaina yra. Atsargos. Jeigu atsargos yra valdomos, tai mes galime skaičiuoti atsargas, tai yra pasirinkti atsargų valdymą ir vesti jų kiekį. Jeigu atsargos nėra valdomos, tai yra nėra įvedami likučiai, tai tiesiog paliekame atsargų būseną turime. Čia yra didesnis įvairus funkcionalumas, bet pradžiai tikriausiai užteks žinoti tik tiek. Trumpasis produkto aprašymas, tas aprašymas, kuris yra prie kainos ir prie įdėti į krepšelį. Dešinėje pusėje rasite produkto nuotrauką, tai produkto nuotrauka yra pagrindinė produkto nuotrauka. Produktų galerija yra papildomos nuotraukos, kurios yra prie produkto. O produkto kategorijoje dalyje pasirinksime norimas kategorijas, kurioms priskirti produktą. Tai galite ne vienai kategorijai priskirti, galite net ir kelioms. Bet pavyzdžiui, jeigu tas produktas yra skirtas fiber bazės, tai mums bazių papildomai rinktis nebereikia, tai pasirinksime fiber bazės, be kategorijos atžymime, kad jos nebūtų ir tiesiog paliekame ją tik tai prie fiber bazės, automatiškai bus priskiriama ir bazėms. Bet šiuo atveju paliekame be kategorijos. Ir tada paspausime atnaujinti ir mums produktas bus atnaujintas. Tai naujo produktų talpinimas yra iš esmės lygiai toks pat kaip ir esamo redagavimas, kaip jums patogiau galima vieną produktą duplikuoti ir jame pakeisti tiesiog informaciją, arba galima kiekvieną produktą tiesiog pridėti naujai, tai pridėti naujai lygiai toks pat paprastas procesas, tai tiesiog produkto pavadinimo dalyje įvesime produkto pavadinimą, produkto aprašymas vedasi antrame dideliame langelyje, reguliari kaina įsives šioje vietoje, akcijos kaina, jeigu tokia bus, įsives šioje vietoje. Trumpasis produkto aprašymas po visų duomenų, dešinėje pusėje produkto nuotrauka, produkto galerija tai yra papildomos nuotraukos į galeriją ir priskiriame kategorijai. Dabar dar vienas svarbus momentas dėl nuotraukų. Fotografijos atsiųstos nuotraukos jos buvo truputėlį į aukštį. Tai mes jas apkarpėme ir darome kvadratą, tai yra ir sumažiname jas, darome 1500 pikselių ant 1500 pikselių. Dabar patalpintos yra 3 produktų nuotraukos, jūs persižiūrėkit, ar jums patinka jos, ar jų atvaizdavimas jums patinka ir tuomet galėsime papildomai atsiųsti instrukciją, kaip ir patiems apsikarpyti nuotraukas. Aišku, čia jau to padaryti parduotuvėje nebegalėsit, tikriausiai siūlysim pasinaudoti Photopėją. Photopėja yra toks nemokamas online Photoshopo įrankis, kuriame galima tiesiog redaguoti nuotraukas labai paprastai. Taip, tai iš esmės reikės ją tik tai apkarpyti iš viršaus ir apačios truputėlį nukirpti tą baltą dalį ir sumažinti iki 1500 pikselių, išsisaugoti WebP formatu ir viskas. Iš tikrųjų, gal neužbėkime įvykiams už akių, pasižiūrėsit, pirmą pasakysit, ar nuotraukos viskas tvarkoje, jeigu su nuotraukomis viskas tvarkoje, tuomet atsiųsime ir instrukcijas, kaip susitvarkyti nuotraukas. Su produktais turėtų būti kaip ir plius minus aišku. Jeigu
kils bent menkiausių klausimų, drąsiai kreipkitės, tikrai pagelbėsim. Lengviau jums paklausti mūsų, o mes tiesiog atsakysime greitai, negu jums patiems ieškoti kažkokių čia sprendimų. Tai jeigu ką, kontaktuojame ir iki.